Mokytoja, šiandien aš noriu Jums paskaityti istoriją, kaip aš tapau fotografu iš Eduka klasės. Kaip aš tapau fotografu? Tėtis išėjo iš cirko, kur dirbo klounu, ir nusprendė tapti fotografu. Įsigijo didelę fotoaparato kamerą, kad joje galėtų lengvai išsitekti du gražūs paukščiukai. Kiti fotografai mėgsta apgauti, sakydami, žiūrėkit čionai, tuoj išlėks paukščiukas. Mano tėtis pasilenkęs prie aparato tyliai pasakydavo paukščiukams pirmyn mano bičiuliai, ir tie šaute iššaudavo lauk ir sutūpdavo ant kameros, dar linksmai pačiulbėjo. Fotografijas, senas ar jaunas, visada žmogus išeidavo linksmas. Viskas būtų buvo gerai, bet iš kelionės sugrįžo tėvelio cirkas ir jo artistai pasakė, kad tėvelio asilas visai nustojo vaidinęs. Išeina į areną ir verkia, ašaros lyg pupos ritasi per skruostus. Mudu su tėčiu labai susigraudinom. Tėveli, šūktelėjau, stovėdamas už kelių žingsnių. Ne tik tu, bet ir tavo kepurė labai nusiminusi. Jis norėjo pasitaisyti, bet nesuspėjo. Kitas fotografas, tėvelio draugas, cakt ir nupaveislavo, tokį, koks jis buvo tada. Tu labai pastabus, Paviliuk, pagyrė mane tėtis, žiūrėdamas į savo nuotrauką. Aš grįšiu į cirką, o fotoaparatą su paukščiukais dovanoju tau. Tik būk ir toliau toks pat smailiaakis. Ačiū ir šalti linkėjimai iš Filipinų.